Žodžiu, įsivėliau į žiaurį juokingą konfliktą su Perikupu, Degi-Car, kuris nori gauti nemokamą iš manęs reklamą, nors iš tikrųjų nesąžiningai pardavinėja automobilius. Leiskit paaiškinti, kaip viskas vyko ir noriu, kad išgirstumėt mano pokalbį su juo. Žodžiu, gavau užsakymą patikrinti 7 BMW-ką. Pirkėjai sako, kad pardavėjas tikina, jog automobilis pilnai tvarkingas ir galima atvažiuoti pirkti. Atvažiuojam į vietą, pamato mane. Pirmi žodžiai. O kodėl nesakėt, kad auto patikra bus? Pasimetė. Sako, ašgi galiu neduoti, netgi tikrinti, nes jūs mane pranešėt. Bet vis tiek davė. Žodžiu, nepaminėtus defektus radau tokius. Neveikia valytuvai, neveikia posūkiai, neveikia vairas šildomas, bet ten dėl vieno valdymo bloko neveikia. Nesandari turbinos sistema, išmetamosios dujos eina į saloną. Man smirda, pirkėjui smirda, pirkėjo žmonai smirda, Degi-Carui nesmirda. Bet po to jau pripažino, kad smirda ir sakė, sutvarkys tą defektą. Dar radau oksidacijos ant stogo, tokia mažytė, bet vis tiek yra irgi galėjo paminėti, nes kėbulas poliruotas, o poliruotojas jam tikrai pasakė, kad yra tokia mažytė oksidacija ant to kėbulo. Visada pasako. Detalūs poliruotojai. Po to dar vienas defektas nepaminėtas. Sėdynė vairuotojo įplyšus. Taip normaliai, ant keleivio pusės toikės, taip pat irgi yra įplyšus oda. Žodžiu, nemažai defektų nepaminėtų, o jis man sako, kai nufilmuosi video apie tą mašiną, būtinai paminėk, kad pardavėjas sutvarkė visus defektus, nu ir tipo tokį vos neteigiamą atsiliepimą apie jį. Bet aš to negaliu padaryti, nes jis neminėjo tų defektų. Tai aš nufilmavau tą automobilį, pasakiau kokie defektai ir įkėliau į intiką. Net neminėjau iš tikrųjų, kad būtent jo firma ten buvo, pardavinėjo tą būtent automobilį nuo jo firmas. Bet jis vis tiek man rašo, davai parašyk man ten komentaruose, kad pardavėjas būtent sutvarkė tos defektus. Ne, čia aš sakau, nerašysiu. Nu ir sukipišavom, tai dabar paklausykit mūsų pokalbį su juo. Sveikas. Labas. Nu, žiūrėk. Sakai, pasakyt man komentaruose, kad būtent pardavėjas sutvarkė defektus, ne? Būtent tą nori, kad aš padaryčiau, parašyčiau. Taip. Bet tada reikėtų parašyti, kad pardavėjas pirkėjams neminėjo defektų, tai yra įsiplyšusios sėdynės, korozijos ant stogo, nesandarios turbinos išmetimos. Jeigu gerai, tai viskas tvarkoj. Ir neveikiančių valytuvų bei posūkių. Negali minėti dėl to, kad jau jie 2 savaitės laukia pas mane, jam ir buvo minėta, kad gali būti, kad 1 mėnesį, kai jie ir pasiim, atsiras elektros defektų, nes jie žinojo... Na, aš ką tik su jais dar kalbėjau ir dar sykį paklausiu, ar jums minėjo, kad yra defektų atvažiuojant, sakė, neminėjo. Gerai, aš tada irgi jiems paskambinsiu vėl ir dar priminsiu situaciją, kaip buvo. Nebetrukdyk tų žmonių, iš tikrųjų, žinok, nu jau gėda man. Bet šiaip gali skambinti, nes šeštadienis yra, aišku, jie ne prie ko čia mes abudu, bet nu gerai, paskambinti. Aš su jais nuo ryto bendrauju kitais reikalais. Gerai, okei. Tu man dabar sakai, kada man trukdyti, čia tavo klientai, mano klientai? Abiejų mūsų klientai, tai pam. Nu. Tai žiūrėk, rašysiu tada taip. Tai taip komentarę parašysiu, nes aš sąžiningai nebent rašysiu. Nedarysiu taip, kaip tu siūlai, nes taip yra nesąžininga. Sąžininga būtų... Bet tai sakau, būtinai įmes nuotrauką tos korozijos. Gerai, okei. Įmes būtinai tą korozę, gerai. Ir sėdynė įplyšusią. Įmesiu irgi postį Degi-Car, irgi visą situaciją apipasakosiu. Okei, gerai, tai taip ir darom. Tai žodžiu, tu ir pats sakai, kad nesakytų defekto, ne? Aš tau dar kartą pasakiau, kaip buvo pasakyta viskas. Tai tu sakai, kad yra defektai pirkėjams ar nesakai? Jie buvo prieš tave pasakyta, jeigu atsiras defektai kažkokie, bus sutvarkyta nu taip, tai čia natūralus dalykas, bet reikėjo iš anksto gal pasakyti, kad yra tų defektų. Tai ko iš anksto, juk tau dar lietuviškai pasakyta, kad jiems ir buvo perspėta. Bet tu defektų sakai, kad nėra, bet iš esmės sakai, kad defektų nėra, teisingai. Tai koks skirtumas? Čia toks ir yra skirtumas, čia ir yra patikimumas pardavėjo, ar jis pasako kokie defektai ar nepasako. Patikimumas, kai tau pardavėjas duoda garantiją, va kur patikimumas yra. Ne, kaip patikimumas yra, kai pardavėjas pasako, kokie yra defektai. Tu rašyk, ką nori, aš jau pats sugalvau, kaip į Degi-Carą prašysiu apie tave. Okei, gerai. Nu, vienas ant kito pavarysim.
kur vakuumo valdymas, kur to paprastas klientas atėjęs tau beda pirštų ir pasako, kad čia vakuumo valdymas, o tu maždaug vos neratlankį dusintuvų pavadinai. Ir tu nu čia tu vėjus išsigalvoji, nes jau dėdė į krūmus. Nieko neišrašai. Manęs neprašė sąskaitos, aš ją galiu išrašyti. O tai pola, kai parduotuvėj tu kažką perkiesi. Tai tu ne parduotuvėj ir perki. Tu ne parduotuvėj perki. Aš ne vabas, aš neturiu kažkokio čekio išmušinėti. Nu gerai, jeigu norėsi ten po to aiškintis, gilintis, galėsi gilintis, nu čia jokia ne problema. Čia VMI-nas turi gilintis. Nu tai ko tu gilinės tada, jeigu VMI-nas turi gilintis? Tu jau grėbiesi kažkokio gelbėjimosi plausto, skandini savo laivą, tu bereikalo tai darai. Eik nahui, tvariu, ble. Tvarius tu. Tai va, Degi Karas, va kaip dirba, iš tikrųjų atsiliepimai labai gražus, bet iš tikrųjų žmogus va koks yra. Nesako, kokie yra iš tikrųjų defektai, bet suteikia garantiją. Ir kokius rasit, tokius sutvarkys. Va taip dirba šiuolaikinis perikupas. Iš tikrųjų, man kyla klausimas, ar jis man tik negirtas parašė ar koks apsinešęs, nes tikrai neadekvatus ir, protų nesuvokiama, pats save kiša po traukiniu. Man rašo, kad mano klientai yra mano paslauga nepatenkinti ir juokėsi iš manęs, kad ten brangiai kainavo ir visiškai nenaudinga buvo. Dabar matot žinutę, ką jis man parašė. Ir dabar klausykitės pokalbį su mano klientais, jie patvirtins, ar yra patenkinti mano paslauga ar ne. O žiūrėkit, dar jūsų norėjau paklausyti, ar jūs nepatenkintas pačia patikra mano atlikta, nes jis man sakė, kad jūs nepatenkintas esat. Niekas nesakiau. O šiaip patenkinti jūs dėl tos paslaugos mano? Viskas gerai yra, ką čia dabar? Supratau, viską.